Jau netrukus Vilniečius ir sostinės svečius skenuos ir fiksuos 200 000 eurų kainavusi sistema įdiegta ant elektromobilio stogo. Pasak savivaldybės, toks automobilis fiksuos vairuotojus nesumokėjusius už automobilio parkavimą ir leis greičiau nustatyti pažeidėjus. Jau nuo rytojaus į Vilniaus miesto gatves išriedės štai tokie e-kontrolės automobiliai. Taip Vilniaus miesto savivaldybė planuoja paspartinti pažeidimų surinkimą. Kaip tai veikia? Štai ant šio elektromobilio stogo įrengtos kameros ir jutikliai, kurie nuskaito automobilių valstybinius numerius. Taip ieško pažeidėjų už stovėjimą nesumokėjusių vairuotojų. O tokį patikrinimą automobilio sistema atlieka 2 kartus iš eilės, apsidrausdama nuo klaidų. Mat būna atvejų, kai vairuotojai tik privažiuoja prie parkomato ar sustoja išlaipinti keleivius. Tad visų pirma, ši sistema leis ne tik, kad daugiau, greičiau ir efektyviau zonų apriepti visame mieste, bet lygiai taip pat ir panaikins žmogiškosios klaidos tikimybę. Pasak savivaldybės, tokios sistemos kaina siekia 200 000 eurų. Skaičiuojama, kad automobilis su e-sistema per vieną dieną galės nuskaityti iki 8 000 valstybinių numerių. Tokį patį kiekį numerių darbuotojai patikrina per 4 dienas. Jeigu tai pasižiūrėti į paskutiniais metais vykusią rinkliavos vietų plėtrą, tai maždaug iki 3 automobilių Vilniuje pakaktų, bet mes žinoma pradedam nuo vieno, žiūrėsim, kaip jisai dirbs. Tiesa, mūsų kalbinti vairuotojai į tokią naujovę reaguoja skeptiškai ir tikina, kad tai dar vienas būdas savivaldybei pasipinigauti. Pasak vairuotojų, jau dabar parkavimo kainos miesto centre yra neadekvačios. Štai brangiausioje mėlynoje zonoje vilniečiams už valandą tenka pakloti 2,50 €, o štai Varšuvoje miesto centre tokia mėlyna zona kainuoja 1,05 €. Ne per geriausia, tai tikrai. Čia reikėtų vėl investuoti į gatvių platinimą ir daugiau didesnio parkingo skaičiaus vietų įrengimą. Jeigu brangina, tai reiškia gali, paprasta matematika. Visur reikia parkavimą padaryti. Ta prasme, kodėl tik Vilniaus mieste reikia visuose miestuose pakelt parkavimą po 10 eurų už valandą ir viskas. Galima būtų skirti prasmingesniam veiklai ir ta prasme ar parkavimo organizavimo, arba pertvarkai ir tarp pačių gatvės galbūt rekonstrukcijų. Savivaldybės teigimu, vairuotojai, kurie nesusimokės už parkavimą, informaciją apie jiems paskirtą baudą gaus elektroniniu paštu, SMS žinute arba galės pasitikrinti prisiregistravę Judu duomenų bazėje. Tik prisiregistravę. Lietuvoje veikia